Sveikas merginos, ypač tos, kurios šiais metais ruošiasi savo šimtadienio šventį. Noriu paprašyti jūsų 15 minučių dėmesio dėl to, nes šiandien studijoje turime labai fainą svečią, kurią paprašysiu prisistatyti ir papasakoti, ką šiandien veiksim. Sveiki, aš esu Paulina ir šiandien aš atvykau į Tops Bottom studiją įsirinkti savo šimtadienio suknelę. Taip, bus įdomu. Galime matuotis, ne? Einam. Varom. Aš noriu. Mes matuosime 3 outfitus. Paėmėm jo vieną tamsių, ryškesnį ir mūsų populiariausią kapučiną spalvytę. Tai nežinau, pradėk nuo kokio nori. Va, galim, nuo viršutinio. Super. Uždarome tada tave. O Paulina matuojasi, noriu parodyti savo outfitą. Šiandien esu pasipuošusi su raudona korsika ir perliukų nugarą. Tai pirmasis outfitas yra bordos spalvos mūtų suknelė su tilium ant viršaus, bei užsidėjome juostą, kad tiesiog būtų uždaresnė dekoltė ir, nežinau, galvoju, gal šimtadienį reikia santūriai užbaigti, vis tiek 100 zimų sumoka, tai su klausiaukiais, kad būtų viškutį santūriau. Taip ir dabar pabandysim užsirišti. Tai surišim vieną iš tokių klasikinių būdų. Susukame juostas. Čia galim padaryti, populiariausias mūsų užsirišimo būdas tai yra būtent juostos ant pečių, V formos iškirptė ir tada pinutė gale. Taip pat šitą kombinaciją galima nešioti atskirai, tai yra, kad galima nusimti tilio sijoną ir nešioti suknytę paprastai be jo. Taip pat galima nusimti ir juostą, jeigu norisi šiek tiek atvirumo ties krūtinę, nes va, kaip pavyzdžiui daro pas mus merginos, jeigu eina į kokias vestuvės arba į tą patį šimtadienį, oficialiai daliai būna užsidėjusios juostą, o paskui jau vakarinė dalis ir švakšt, nusijauja ir pasidaro tą atviresnį variantą. Tai štai kaip atrodo pirmas lukas, kaip jautiesi, Paulina? Būtent prie šitos suknelės pabandėm pritaikyti aukštus batus ilgus, nes prie kitų norėsim batelius užsidėti, tai vat pamiksavimui tiesiog. Šiaip man šis labai patinka. O kuri tau šiaip spalva raudona, klasikinė, o tarkim palyginimai raudona ir raudona klasikinė, ne? Ja, nes šiaip pas mumis bordo tai yra populiariausia visiškai spalva, bet čia visiškai skonio reikalas. Pirmas outfitas yra, dabar einam persirengti į antrą. Dabar mes biškutį supanašėjom su Paulina, esame abidvi su korsikom, tiek kad jinai su tom pačiom ir kelnėm yra. Tai čia yra mūsų kostiumėlis, kurį paleidom visai nesenai. Tai yra toksai švelniai blizgus audinukas. Tai paprašiau Paulinos, kad jinai nesusirištų iki galo, kad galėtume tą padaryti kartu. Tai čia yra wrap over stiliaus viršus ir high-waisted kelnės. Dabar mes galim rišti arba priekį, arba galim rišti gale, kad priekis būtų visai atviras, bet kol kas, kad būtume kaip jau dvinukės iki galo, rišam priekį ir galim netgi palikti juos kabančius. Man šitas žiauriai patinka. Ar ne? Nu jo, jisai įspūdingai atrodo. Ir šiaip jisai atrodo, visi galvo, kad čia yra kombinzonas. Nors čia yra 2 dalių. Jo, čia yra 2 dalių, tai kas labai fainai, kad galima miksuoti su kitais drabužiais tiesiog. Kelnių ilgis yra siuvamas pagal matmenis reikiamus, kad būtų tinkamas ilgis, nes jeigu būna biškutį per trumpas arba biškutį per ilgas, jau nei patogu, nei gražu. Ir va šiek tiek matosi tas audinio blizgumas. Super, labai gražu. Tai dabar mes pamiksavom, buvo suknelė, dabar kostiumėlis ir dabar vėl šoksim į suknelę. Pasiruošęs? Taip. Let's go. Ir pagaliau mes užsidėjome populiariausią spalvą ever, kalbant apie City Jungle kolekciją. Tai jinai iš tikrųjų, kaip mes paleidom City Jungle kolekciją, tai šita spalva per porą savaičių išėjo ir jos nebebuvo 4 mėnesius, kol mes tiekėjų neprismaugintum. Tai vėl jie įdėjo į pardavimus, bet jo, dabar vėl visai nesenai gavom, tai tikrai pasinaudosim progą uždėti jam Paulinos. Čia galim pabandyti, kadangi jinai tokia baby pink, mes ją šiaip vadinam kapučino, bet jinai tokia kaip kuriam apšvietime atrodo. Jo, tokia kartais turi žalvoką.
Tai čia galim paspinėti, kad jau visiškai tą Barbės įvaizdį pritempti. Taip, tai lilės suknelė yra trumpesnis ilgis, skirtos rankovės, galima dėtis dviem skirtingais būdais, iš tikrųjų pabandysim dar apsikeisti po to skirtingą būdą, užsidėti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Ir jo, tas toks gražus, mergaitiškas, pastelinis variantas. Labai. Aš mačiau ją ant pakubo ir aš taip galvoju, taip gražiai, galvoju, kaip kris. Ir jinai krenta žiauriai gražiai, ta prasme. O Dieve, draugės, pažiūrėkit. O Dieve. Labai. Žiauriai gražiai. Draugė patinka. Tinka spalva labai gražiai. Labai gražiai. Super. O dabar pabandom apsisukti kitą pusę. Ką manai? Gerai. Wow, tikrai. Tai mes dabar padarėm šiek tiek magijos, apsisukom suknelę kitą pusę, tai biškai, jeigu gali pasisuk, nugalytę. Tai dabar va čia yra V formos iškirptė ir priekis gaunasi visiškai uždaras. Jo geriausia rinktis kūno spalvos liemenėlį, dabar Paulina biškutį su spalva yra užsidėjus, bet mes kol kas filmavimui, tai nieko visus. Ir dabar, ką mes galim tai čia padaryti, tai tarkim, aš viską pataisysiu, tokį padarom kaip užsukimą iš juosto ir gale surišom. Ir gaunasi dar kitas įvaizdis. Prie šito užsirišimo galima dėti va ant kaklo, tarkim, kažkokį papuošalą arba ten, kažką jau biškutį daugiau, nes jisai šiek tiek yra paprastesnis, kadangi mes ir diržą susirišom gale, tai visos detalės yra gale gražiausios sudėtos, o priekis toks paprastesnis. Taip pat galima į skirtingą šventę užsidėti skirtingus susirišus būdus ir atrodysi kitaip, skirtingą šukuoseną, aksesuarai, detalės. Ir galima skirtingai atrodyti. Sužais labai su šios suknelė. Kalbant apie batelius ir pėdkelnes, tai galima dėtis juodas, kaip kad Paulina užsidėjus, galima dėtis niūdinės, svarbiausia, kad tik tais nebūtų blizgios, jeigu kūno spalvos pėdkelnes, tai tik tais matinės. Super. Labai fainai. Tai kuris tau asmeniškai iš šitų trijų labiausiai? Aš manau, kad pasirenkant bet kurį iš šių trijų variantų, realiai tiesiog neprašausi, nes labai yra skonio reikalas. Ar nori atrodyti labiau taip subtiliau, ar šiek tiek nori ekstra būt šimtadienį, tai arba iš vis, jeigu nenori suknelės, tai yra būtent kostiumėlis, manau, tai yra labai geras option, pasirinkimas. Bet aš nežinau, dabar bus labai sunku. Taigi pasimatavom 3 derinius, parašykit komentaruose, kuris patiko jums labiausiai. Paulina dėja išsirinkti negalėjo, tai dabar baigia filmuoti, eisim rinktis, žiūrėti, dėti pliusus minusus, kuris čia geriausias variantas. Tai iš tiesų noriu dar nuo savęs asmeniškai palinkėti visoms merginoms gražaus šimtadienio. Jeigu dar neturit ką apsirengti, galite atvykti, padėsim, aprengsim, ar ne? Yra labai daug visko. Ja, tai tikrai pagelbėsim ties šio klausimu, o kol kas mes atsisveikinam su jumis ir iki kitą kartą.